Spalvotų pieštukų pasakos. Pieštukai ir spalvoti drakonai. Vieną spalvotą rytą pieštukijoje, kai saulė švietė visomis vaivorykštės spalvomis, kaip dažniausiai būna visada, išėjęs į savo namelio kiemą, atsigerti stebuklingos arbatos, sidabrinis pieštukas pastebėjo iš niekur atsiradusi blizgantį takelį pievoje. Takelis vedė tolyn per vėsiųjų spalvų mišką link paslaptingųjų pieštukijos kalnų. Ei, pieštukai, sušuko sidabrinis. Žiūrėkite, ką radau. Toliau nekantravo jis. Kas čia? Paklausė violetinis. Atsirado kažkoks takas vedantis į paslaptingus pieštukijos kalnus, paaiškino sidabrinis. Reikia sušaukti pieštukų tarybą, pasakė žalesis ir nuskubėjo žemės spalvų kalvos. Žemės spalvų kalvose prie juodosios pilies šnekučiavosi juodas ir rudas pieštukai. Išvydę atbėgantį žalį, kuris taip skubėjo, kad net pargriuvo, jie pradėjo juoktis. Ar nenusisuksi galvos, žalesis? Pajokavo juodas. Ten atsirado, pas mus miške atsirado takas į paslaptinguosius pieštukijos kalnus, kvapą gaudydamas sušuko žalesis. Juodas iškart susimąstė, šiek tiek pagalvojo ir tarė rudajam. Pakviesk rudasis pas mane baltąjį ir pats lėkė šiltųjų spalvų slėnį. Mes šaukiame vaivorykštės aikštės pasitarimą. Rudasis nedelsiant nuskubėjo pakviesti baltojo, o po to iškart į šiltųjų spalvų slėnį. Šiltųjų spalvų slėnyje pieštukai žaidė slėpinių. Oranžinis, kuris ieškojo kitų pasislėpusių pieštukų, pamatė atbėgantį rudąjį ir paklausė. Tu taip pat atbėgai pažaisti su mumis slėpinių? Mane slėpinės galvoje, atsakė rudasis. Kai kas nutiko, visi vaivorykštės aikštę ir greičiau. Piktai pakartojo jis, apsisuko ir nubėgo atgal, iš kur atbėgęs. Oranžinis suriko. Ei, visi šiltųjų spalvų slėnio gyventojai, visi vaivorykštės aikštę, greičiau! Garsiai šaukė oranžinis. Kas nutiko? Kas nutiko čia dabar? Iš visur pradėjo lysti klausinėdami pieštukai, kurie buvo pasislėpę, nežaidė slėpinių. Kažkas atsitiko, bet rudasis nieko nepaaiškino ir liepė visiems kuo greičiau ateiti į vaivorykštės aikštę, atsakė oranžinis. Tad ko mes laukiam? Ištarė rožinis. Greičiau keliaujam, pasakė auksinis. Pieštukai išsirikiavo vorele ir visi kartu nuskubėjo į vaivorykštės aikštę. Vaivorykštės aikštė, kaip visada, viskas švytėjo ryškiausiamis spalvomis ir kartais net galva apsisukdavo nuo daugybės aikštės spalvų ir atspalvių, kurie spinduliavo stebuklingą įvairovę, o ryškiausių spalvų pulsuojanti šviesa užliejo viską aplink. Aikštė jau buvo susirinkusi visa pieštukijos taryba. Kaip ir visada, aikštės viduryje stovėjo juodas, aplink jį baltas, rudas, auksinis, raudonas, geltonas, oranžinis, sidabrinis, žalias, mėlynas, violetinis ir turkio pieštukai. Kiti, kurie nepriklausė pieštukijos tarybai, gelsvi, rausvi, žalsvi, melsvi, pilkšvi ir kitų atspalvių, stovėjo vaivorykštės aikštės pakraščiuose. Pieštukijos taryba diskutavo, tarėsi, ginčijosi, dėliodami naują kelionės planą paslaptinguoju taku, apie kurį niekas nežinojo ir niekada net nebuvo girdėjęs. Staiga su trenksmu atsivėrė pilkosios pilies tunelio vartai ir iš jų išlindo pilkasis pieštukas, nešina savo stebuklingą lazdą ir didžiulę pilką burtų knygą. Jis palengva artėjo aikštės link. Na kurgi be jo, tyliai pasakė žalesis. Kai tik jis pasirodo, lauk nelaimės, tarė turkio pieštukas. Tylos, sudrausmino visus juodasis. Paklausykime, ką jis pasakys, ištarė mėlynasis. Atėjęs į vaivorykštės aikštės vidurį, senasis tarė. Kaip pasakoja senos legendos, tas paslaptingas takas atsiranda tik vieną kartą per 500 metų. Jis veda į paslaptingą olą pieštukijos kalnuose. Toje oloje yra didžiulis urvas, o tame urve stebuklingas miškas. Už jo stebuklinga pieva, o jos gale stovi auksiniai vartai į stebuklingą drakonų pasaulį. Ten įkalinti gyvena seni pieštukų draugai drakonai, paslapčių ir stebuklų saugotojai, pieštukijos gynėjai, kuriuos kažkada labai senai apgaulės bei burtų pagalba iš pieštukijos išviliojo ir įkalino stebuklingame pasaulyje grafitinis pieštukas. Drakonai yra 4 – šiltųjų spalvų drakonas, vėsiųjų spalvų drakonas, žemės spalvų drakonas ir pilkasis drakonas, pasakojo toliau senolis.
Stebuklingas takas išnyks, kai tik saulė pasieks Pieštukijos dangaus vidurį. Tad nedelskite ir keliaukite į drakonų pasaulį, nes kitą kartą vėl galėsime pabandyti išlaisvinti drakonus tik po 500 metų. Piktai pasakė pilkasis ir nuėjo atgal iš kur atėjęs. Mūsų vėl laukia nuotykiai, sušuko raudonasis pieštukas. Geltonas pieštukas šoka iš džiaugsmo, pakėlęs į viršų savo stebuklingą ženkliuką, skleisdamas spindinčią saulę šviesą, o mėlynas ir žalias pieštukai už rankų susikibę sukosi ratu iš laimės, nes jie keliaus į drakonų pasaulį. Taip pat džiūgavo ir kiti pieštukai, nes labai norėjo susipažinti su drakonais, tais didingais legendomis apipintais Pieštukijos saugotojais ir gynėjais. Visi nekantriai laukė kelionės į paslaptingą ir stebuklingą šalį drakonų pasaulį. Pieštukai pradėjo ruoštis naujam žygiui ir naujiems nuotykiams. Laiko buvo nedaug, nes stebuklingas takas išnyks, kai tik saulė pasieks Pieštukijos dangaus vidurį. Tad visi greitai susidėjo į savo kuprines, kas reikalinga, pasiėmė pavalgyti, atsigerti ir nedelsiant iškeliavo į paslapčių ir netikėtumų kupiną kelionę. Stebuklingas takas buvo labai gražus, spindėjo ryškia sidabrinė šviesa ir vinguriavo tolyn. Pieštukai keliavo vorele padu per vėsiųjų spalvų mišką link Pieštukijos kalnų, ten, kur juos vedė paslaptingas takelis. Pieštukijos kalnų papėdėje jie išvydo didžiulę olą, iš kurios sklido melsvai, žalsva ir žalsvai melsva šviesa. Pieštukai atsargiai žengė į olą ir pradėjo eiti tolyn, kur matėsi didžiulis urvas, o iš juos sklido paslaptinga, melsvai žalsva ir žalsvai melsva, tamsiai rausvo atspalvio šviesa. Kai tik visi pieštukai sulindo į urvą, staiga nei iš šio, nei iš to jie atsidūrė paslaptingajame miške, kur medžiai šnabždėjo, o jų lapai švietė melsvai violetinėmis spalvomis. Akmenys skleidė žalsvai sidabrinį spindesį ir niūniavo įvairias melodijas. Pieštukai ėjo takeliu ir stebėjosi aplink juos esančių grožių. Paėję kiek toliau, jie pamatė stebuklingą upelį, kurio vanduo švietė visomis vaivorykštės spalvomis, o jos srovė šnabždėjo pasakas. Pieštukai trumpam stabtelėjo ant tilto, vedančio per upelį, ir išklausė vienos iš jų. Perėję tiltą, draugai pasuko pro spalvotas melsvai rausvas ir gelsvai žalsvas pievas, kuriuose augo spalvotos, nežinomos, bet labai gražios, rausvai žalsvos bei melsvai rožinės gėlės, o aplink jas skraidė spalvės. Spalvės tai mažos spalvotos boružėlės, šviečiančios įvairiausiomis spalvomis. Jos gyvena tik šioje stebuklingoje pievoje ir jų niekur kitur, net pačioje Pieštukijoje, nėra. Ei, spalvės, sušuko žalesis. Gal norite apsigyventi Pieštukijoje? Toliau tęsė jis. Ir tikrai kelios dešimtis spalvių nutupė ant žalio apsiausto ir įsikabinusios jį pasiruošė keliauti kartu. Pirmosios dalies pabaiga.